Grįžtam atgal ZPFM eterį, su jumis radistai Jonas, Rolandas ir Erika. Mademoiselle Erika, je pense que tu travailles, mademoiselle. Je suis l'aide des implants. Oui, comment ça va? Comme si, comme ça. Taip, turime situaciją. Skambinsim vieno vaikino mamai. Jie net nenuštokia, kad mes skambinsim. Ir tu skambinsim į namų telefoną, tu turėsi apsimesti to vaikino. Tipo... Ex-girlfriend, you know. Įskaudinta, labai nuliūdusi ir susiparinusi, kad jis tai nebenori bendrauti. O tiek planų ten visokiausiais prižadėjo, žinai. Ir panašiai. Ir vasarą turėjom kartu su juo prie jūros važiuoti. Taip. Jisai pasinaudojo mane. Jisai Justas yra. Sakyk, savaitgalį, man pirmas kartas su juo buvo. Ir jis mane paliko. Bet čia jau kur nors taip toliau šitą palieka. Taip iš karto gal ne patanko nelys, ne? Jo, koziriukų neišmest. Dvatskis, ne? Jo, Dvatskis. Aš buvau pirmokas, kai jis gimė. Aš antraukas. Mokėjau jau. Labas vakaras. Labas vakaras. Gal Justas yra namie? Tik išvažiavo į miestą. Į miestą išvažiavo. Su ko aš čia kalbu? Čia su Justo mama. Viskas aišku, malonu labai. Taip. Čia skambina Justo draugė, tik nežinau kaip pasakyti, būsi ar nebūsi, nes jis labai keistai elgėsi, aš net nežinau ką daryti, tai gal netgi bus labai gerai, gal viskas į gerą išeis, kai su jumis pakalbėsiu, gal galėtumėt man padėti? Tai prašau. Tai va, jūs nepastebėjot, kad jis kažkoks keistas paskutiniu metu? Nežinau, negaliu pasakyti, netrodė man, turėtų būti dėl kažko keistas. Aš net nežinau, ką man daryti, jis toks atrodė geras berniukas, toks fainas, toks šiltas, nuoširdus, o dabar atrodo viskas pasikeitė ir supratau, kad jis norėjo tik pasinaudoti manim ir net nežinau, kaip elgtis, nekelia, netrašo, jis man dingo kaip vandenį. Sakykite, kaip jūsų vardas? Mano vardas Ernesta. Ernesta, malonu. Tikiuosi tikrai vardą pasakėte, Ernesta. Jo, aišku. Nėra ko, kaip sakančia. Dabar žinokite, Ernesta, aš tiesiog net nežinau, kaip dabar pasakyti. Man aišku, nemalonu, geriau būtų, kad sakytumėt, koks puikus sūnus ir tiesiog malonu su jumis susipažinti, bet jūs sakot kitus dalykus. O Dieve, tie bernai. Nežinau net ką jums atsakyti. O sakykit, prašau, o ta draugystė jūsų tokia ilgesnė, kiek jūs galit man patvirauti, žinot, nes noriu susidaryti vaizdą, kad ar jinai tokia, epizodinė buvo, ar jūs truputėlį... Ne, viskas buvo labai gerai, nežinau, gal kokius taip 3 mėnesius mes, aišku, iš pradžių tai rečiau susitikdom, paskui vis dažniau ir viskas atrodė vis geryn ir tiesiog... Atėjo tokia diena jo, kai dingo. Yra Justas taip pasielgęs kažkada gyvenime, kiek žinau, nežinau, tikiuosi, kad tai nėra jo stilius, bet gal kartais kitą kartą jam nepatogu pasakyti. Ne, aš taip ir sakau, kad jis toks geras berniukas buvo, viskas atrodė tikrai. Nežiūrint to, kad žinot, mamai nėra gerai sakyti gal kažkokius gerus žodžius apie vaiką, nes visada atrodo, kad jį neobjektyviai yra, jisai normalus vyrukas yra, bet matyt, kad jei Ernesta, nežinau net kaip pasakyti dabar, sakot pasinaudoti, tai kaip nors tiesiog, žinot, kaip vaikinai gali pasinaudoti. Taip, žinoma. Tai va, ir tas skaudžiausia, nes... Taip, o jūs labai jauna, Ernesta, kiek jums metų? 19. Aišku, jauna mergaitė, be abejo. Tai va, aš ir galvoju, gal jūs pasakysit, gal jam jis kokių bėdų turi ar kažką, gal čia ne mūsų santykiuose esmė. Jo. O Vilnietė jūs esate, ne? Taip, Vilnietė, ne? Graži mergina labai. Kažkoks vaikinas čia įsijungia, ne? Ai, čia kaimynas. Ne kaimynas. Labas vakaras. Sveiki. Jums skambina radio stotis ZPFM, Jonas ir Erika tiesioginėme eterį. Justino prašymu mes jums skambinam ir norėjom šiek tiek pagastinti. Kaip taip mane apgauti, begėdžiai. O kokia gera mamytė. Aš klausau ir galvoju. Ir dabar, prašau, ištrinkite, Jonai. Ne, Justinas prašė, kad aš įrašyčiau tą skambutį, tai būtinai rytoj jam paduosiu. Man malonu, Jonai, susipažinti ir su jumis taip pat, nors, kaip pasakyti, netiesiogiai iš tiesų, bet man kažkaip visada tai pasižavė jūs matydama. Ir dabar mačiau kažkada tai buvo jūs buvo. Kodėl atrodo tam
Aha, Ar ne? Vakar jo. Nu taip, tai jūs tiesiog man gražus esate. O, jas. Ja. Tai va, linkėjimai nuo Justino. Nu dėkui, bet, Ir bet mes- tikrai man taip nemalonu, nesmagu, žinokit, Jėzau, galvoju, nu tai kaip čia tas mano vaikis, nu. Nu, Justinas. Jis taip gal nesielgia, aš nežinau, tai geras gybernas, ar ne? Nu, dabar, Jonai, nežinau, ar aš galiu užduoti visas paslaptis. Jo, Jūs, tai gal aišku- neišduokit. Aišku, aš jo tų paslapčių daug ir nežinau, dėja. Beje, Erika labai graži panelė, čia pas mus dabar jį svečiuojasi, tai va, Justinai būtų labai Aišku, gera bet aš pora. manau, bet Erika turbūt net nepažįsta jūsų, ar pažįsta? Ne, nepažįstu. Parodysiu. Aišku, Erika, supratau. Tokia nuoširdi mama, va, klausyk. Labai, labai smagu susipažinti. Tai ką, gero vakaro jums, linkėjimai ir iki, Dėkoju jums iki irgi, pasimatymo. viso ko geriausio, dėkoju. Iki. Iki. O tai kokia faina mama, ne? Erika. Labai. Gerai, padarom trumpą pertrauką, mes grįšime.